Jurgis iš Tavo Tikslas LT. Prieš paskutinį dieną Šventojoje. Nuostabus oras. Labai geras vanduo. Super. Beplaukdamas. Prisiminiau tokį gerą dalyką. Neatsimenu, kokioje knygoje ar kokiam seminarė aš tai girdėjau. Bet ten buvo kalbama apie vienybę viso pasaulio ir su tavim. Arba kaip su manim. Čia tas pats, jeigu mes galvojam, kad mes esam pilnai nepriklausomi arba esam antiek individai, kad mes esam labai teisingi, labai geri, bet pasaulis nėra geras. Tai tas pats kaip šitas lašas, kuris nutolsta nuo vandens, galvoja, kad aš esu savarankiškas, aš esu aplamai atskira dalis visatos. Tai yra šitas lašas, tai yra dalis to paties vandenino, tos pačios jūros. Tai ir mes žmonės esam viso pasaulio dalis, visos visatos dalis. Ir būtent mūsų gyvenimas yra tas laikotarpis, kai mes pakylam nuo tos vienatvės, nuo to vandenino, nuo tos visatos. Man ta mintis labai patiko ir kai tu susimastai, koks vis dėlto gyvenimas fainas. Ir mūsų gyvenimas ant tiek yra trumpas. Bet pagalvokit, realiai, kiek akmuo gyvena, kiek planetos gyvena, kiek medžių gyvena. Tai ir suteikia būtent tą jausmą būtent patirti tą malonumą. Tas būtent ramybės jausmas ir tos kaifo jausmas, kai tu jauti tą vienybę su gamta, su Dievu arba kaip jūs be vadintumėte tą aukštesnę jėgą. Tai yra tiesiog fain. Tai kartais gerai pagalvoti būtent apie tai. Kas mes čia esam, dėl ko mes čia atėjom. Ir kai tu suvoki prasmę, kam tu čia esi šitą žemę, kodėl tu gyveni. Dar atsiranda supratimas. Ir linkiu jums labai gražios dienos. Nuostabaus savaitgalį. Ir su jumis buvo Jurgis iš Tavo Tikslas LT.